Biškai užstrigo. Tai va. Gyveno kartą toks imperatorius. Stiprus, galingas. Sėdėjo į savo krėslę, valdė visą imperiją. Ir kaip ir kiekvieną dieną laukė masažistės. Masažistė? Pasikvietė į masažistę. Masažistė pradėjo jį masažuoti, glostė jo veidą, plaukus ir staiga pradėjo smaugti. Parvertė jį ant žemės. Ir pradėjo mušti. Mušė. Ir padarė pirminį Batisto smūgį. Staiga jis tenai bėgo teisėją. Nokauta. Imperatoriaus dvasia pakilo ir išskrido. Niekas net nenutarė, kad masažistė buvo imperatoriaus sūnus. Taigi dabar jis bus imperatorius. Jisai sėdėjo savo krėsle ir laukė savo grakščiosios sesers. Sulaukė sesers ir sugalvojo, kad reikia pakviesti tą didingąjį karį, kuris nukovė daug priešų. Ir tarė karį. Женя? Aš ne Женя! Aš tavo brolis! Manto taškas. Karys laimėjo kovą ir imperatorius nieko nelaukęs iškvietė jį į dvikovą, bet prieš tai nusirengė. Tokio liūdį. Jie atrodė lygus varžovai. Jie buvo atsinuožniai. Kova prasideda! Seniesiems dievams nepatiko ir jie sukėlė audrą. Ūžė medžiai. Ūžė medžiai. Ir Ženė nieko nelaukęs išsitraukė savo slaptą ginklą. Я говорю, aš ne Женя, atkėsis tau už tai. Imperatorius krisdamas sulaužė medį. Ir jų dvasios taip pat išsipildo. Naujasis gladiatorius sėdėjo savo soste, dabar jis imperatorius ir gavo žinutę
Staiga